Gydytojo odontologo padėjėjas priklauso burnos priežiūros specialistų grupiai ir tai yra personalas, be kurio odontologijos kabinetas negalėtų veikti. Tai tikrai be galo svarbus asmuo odontologinėje komandoje ir jis atlieka be galo daug darbų. Gydytojas odontologas greičiausiai vienas pats nespėtų sutvarkyti arba tiek laiko skirti pacientui, todėl esantis žmonės, kurie padeda ir kurie yra apmokyti šitam darbui, tikrai labai gerai nuteikia ir paruošia. Mano darbo patirtis gydytojo odontologo padėjėjos yra apie 10 metų. Per šios metus supratau, kad mūsų specialybė tikrai yra labai svarbi. Asistentas jau turėtų būti kaip geras psichologas, nes jisai pirmiausia pasitinka pacientą, atsiveda į kabinetą. Jisai turi žinoti, kaip jisai jaučiasi, kokia jo yra savijauta, jau galbūt numatyti, gal tarkim pacientas kažkuo serga ir jo negalima priimti. Tai mes pirmiausia jį pasitinkame, aišku, susipažįstame. Kai pradedi dirbti tą darbą, tai manau yra labai įdomu ir yra nemonotoniškas, o kaip tik įvairus darbas, todėl kad kiekvienas specialistas, gydytojo odontologo specialistas dirba skirtingai. Tai su skirtingom medžiagom yra skirtingas gydymo metodas, be abejo ir kiekvienas gydytojas kaip specialistas mėgsta tam tikrus, sakykime, individualius instrumentus, įrankius, kuriuos taiko dirbant su pacientu. Tai to nėra to monotoniška, tai yra įdomu. Gydytojo padėjėjo darbas tai nėra vien tik tais klausyti, sakykime, gydytojo nurodymus, kad kažką tai paduoti, bet taip pat yra ir darbo organizaciniai dalykai, kurių turi padėjėjas numatyti žingsnį į priekį, kad tai būtų dirbama kaip ir 4 rankų darbo metodu, tai būtų dirbama be žodžių. Vienas iš pirmųjų tokių tikslų bendradarbiaujant gydytojo odontologo padėjėjui su gydytoju yra tai, kad kuo trumpiau pacientas praleistų laiko kėdėje. Tai padėjėjas privalo pasiruošti taip, kad nieko darbo metu netrūktų, kad viskas būtų sklandžiai ir liktų patenkintas ir pacientas, ir gydytojas. Gebėjimas bendrauti, išklausyti, atkreipti dėmesį į smulkmenas ir pastebėti detalės, nes be galo svarbu paduoti tam tikras reikalingas priemonės, medžiagas ir tikrai tam tikrų laikų paduoti tas priemonės, kad sklandžiai vyktų gydymo procesas, procedūra, kad nesutriktų ir nesustotų. Pastebėti, kaip pacientas jaučiasi. Tai va tas budrumas, kruopštumas, atsakingumas. Tikrai dirbama su įvairiausiomis cheminėmis medžiagomis, kurios turi poveikį ir gali pažeisti, jeigu neteisingai, sutrikdyti paciento sveikatą. Todėl gydytojo odontologo padėjėjas turi žinoti visas tas medžiagas, priemonės, jų naudojimo seką ir apskritai visus protokolus, kaip naudojamos tos priemonės. Gydytojo odontologo padėjėjo specialybė yra reglamentuojama, todėl tam, kad legaliai vykdytų savo veiklą, gydytojo odontologo padėjėjas turi baigti studijas ir po studijų baigimo turi išsiimti licenciją, gydytojo odontologo padėjėjo veiklos licenciją. Ir studijos vykdomos aukštosiose mokyklose, kolegijose ir šiuo metu tai vyksta 5 Lietuvos kolegijose, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos kolegijose ir galima pasirinkti odontologinės priežiūros studijas, kur suteikiama baigus šias studijas gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija. Gydytojo odontologo padėjėjo studijų programa trunka 3 metus, 6 semestrus. Kiekviena aukštoji mokykla yra pasitvirtinusi šiek tiek
vienos turi daugiau praktikų, kitos mažiau, bet paprastai maždaug iki 30% visų studijų apimties užtrunka praktika, bet praktika ne laboratorijose aukštųjų mokyklų, bet būtent ta praktika, kai būsimieji specialistai išeina į įstaigas ir susipažįsta su veikla realiomis darbo sąlygomis. Gydytojo odontologo padėjėjo specialybė tikrai labai praktinė ir reikia labai susipažinti su skirtingomis sritimis. Praktikos, kai studentas atlieka įvairiausias veiklas, padeda pasiruošti tam realiam darbui, nes tikrai atėjus į odontologijos kliniką įrangos įvairovė, procedūrų, procesų įvairovė be galo didelė. Todėl būdamas praktikos vietoje, studentas išmoksta, jau susipažįsta su pagrindiniais procesais ir žino, kaip juos valdyti, kaip jiems pasiruošti. Todėl baigęs, sėkmingai apgynęs baigiamąjį darbą ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą, jis jau, galima sakyti, tikrai pasiruošė šitai veiklai. Norint studijuoti gydytojo odontologo padėjėjo ir įgyti gydytojo odontologo padėjėjo specialybę, reikėtų rinktis odontologinės priežiūros studijų programą ir priėmimas į šias studijų programas vyksta per bendrąjį priėmimo platformą LAMA BPO ir ten galima tiesiog susipažinti su visa informacija reikalinga teikiant prašymus. Bet pagrindiniai reikalavimai žmonėms, kurie dar besiruošiantiems pasirinkti specialybę, tai svarbiausia kriterijai būti išlaikius biologijos egzaminą ir tai suteikia maždaug 40% to stojimo balo, 20% suteikia lietuvių kalbos egzaminas ir dar reikalingi 2 egzaminai, tai yra galėtų būti matematikos, fizikos, chemijos arba panašus ir taip pat antrasis irgi egzaminas, kuris taip pat iš tų, kurie nėra jau laikyti. Tai žodžiu, turėtų būti išlaikyti 4 egzaminai, kad galima būtų įgyti netgi studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje, o tarp kitko dabar yra skirta pakankamai daug krepšelių būtent gydytojo odontologo padėjėjo specialybei, nes tikrai šitos specialybės žmonių trūksta ir valstybė į tai atsižvelgia. Tam, kad galėtų sklandžiai dirbti, gydytojas kiekvienas turėtų turėti savo komandoje padėjėją. Ir šiuo metu mes turime daugiau negu 4000 gydytojų ir turinčių licenciją ir vykdančių veiklą. Tuo tarpu gydytojo odontologo padėjėjų yra šiuo metu tik tai truputėlį kiek daugiau negu 2000. Tai, kaip matome, praktiškai per pusę mažiau yra to aptarnaujančios personalo ir todėl tai tikrai jaučiama didžiulė spraga ir, galima sakyti, šiek tiek nukenčia net ir ta paciento aptarnavimo, gal ne kokybė, bet aišku, tai galėtų lemti, bet būtent laikas priėmimo, planavimo, visi dalykai ir panašiai. Todėl tikrai poreikis šitų specialistų yra be galo didelis ir tikrai 2000 žmonių tikrai reikėtų darbo rinkai, kad galėtų sklandžiai dirbti ir teikti paslaugas. Ir burnos higienisto komandoje taip pat gydytojo odontologo padėjėjas dirba ir užtikrina saugias paslaugas ir sklandžias kokybiškas paslaugas pacientui. Todėl tas poreikis yra netgi dar didesnis. Todėl tikrai labai kviečiu rinktis gydytojo odontologo padėjėjo specialybę ir studijuoti odontologinės priežiūros studijų programą tam, kad galima būtų patenkinti ir užpildyti trūkstamas darbo vietas, nes jeigu atkreipsite dėmesį į skelbimus darbo, tai tikrai poreikis didžiulis yra šių specialistų.